Lauke lyja lietus, oro sąlygos prastos. Pirmadienis. Puikiai diena atlikti apmokymus. Vyksta komandos pasiruošimas, apkalbėjimas. Du postai melnragiai, reiškia 7 postas eina į 6, 1 dvejetas dirba gelbė, 3 asmuo su racija padeda, jeigu ką, padeda ištraukti iš vandens. Ryšio, paprasme. Vyksta pasiruošimas, technikos sutikrinimas, perspėjimai kiti postai dėl apmokymų, technikos paruošimas ir nuleidimas į vandenį. Palauk, padėsim, to nebijau. Ir paskui perinat prie manekieno. Atgaivinsit manekieno, tipo atgaivinsit. Reiškia, paguldam į stabilią šoninę padėtį, skęsantį. Toliau. Jeigu skendimas, atmintinai turit žinoti persimų kabinų numeraciją. Nes turi būti grįžtamasis ryšys, kada jeigu jūs gelbėjat jo, viskas tvarkoja. Jeigu 112 paskambinam, bet jūs nežinot, tada važiuoja policija ir priešgaisrinė ir greitoji. We started dancing and love put us into a groove. As soon as we started to Imk kebabą. Ačiū labai, šiukas. Ką pasakei? Gelbėtojas gelbėtojas. Arba jau suteikė pagalbą, jau kaip išgelbėtas, kada jie vandenį. Nes visą informaciją turi eiti tiesiogiai komunikuoti, kad centrinis postas viską suprastų. Toliau, jie išnešė, jo. Tu pats, kada traukiai, pajutai, kaip pavargai, taip? Ir jokios pagalbos stovi, tik tai su racu žiūri. Jie pavargo, kada bangavimas, dvigubai stipriau pavargo. Kaip sakė, sako, implūdė. Nes du žmonės traukia daug lengviau, bet jeigu pasieini plūdinai, dirba kaip varikliukas, tu laikai dirbi su kojom, su rankytė padėti, nepamiršta dalyko, nes vienam tas žmogų yra tėvei. Dabar gerai aš sąmonę laikiausi, bet čia įtrykti, žmogų apėmė, geriau apimti ir laikyk plūdė irgi kartu, ne, kad jį pilnai apėmės. Ne tik prie šoną pasiėmės, dabar kol sąmonė tai gerai, bet jeigu žmogus be sąmonės dar kažkos, tai taip jau nebepatemsi. Turi prižiūrėti, atlaikytis. Bet irgi. Taip, dabar vėl atkartojam, kas buvo, tik tai transportavimas ant lentos. Bus dabar tą patį darysime, kaip bus per tikrą skendimą, tik su dabar centrinio pagalba. Jums tiesiog dabar visgi jūs suplauksit, bet jums bus lengviau, nes jums nereikės pargabenti. Jums reikės išsilaikyti ir sulaukti pagalbos yra mūsų. Mes atplauksim dviese, iššoks kolega nuo vandens moco, mes apsisuksim ir gaudykit mano ranką, nematysit. Aš paimsim ranką, prisitrauksit ir jūs bandysit tą skęsantį visi uždėti ant lentos. Krantas dėjai, pakartokit. Ten pėsų skendimas. Galim skirti pagalbą. Tai jau galim krantas dėjai spręsti.
Galiu tai išbėgas ir tokiam padėtų. Kokiam ranką? Spauskit. Pasileidžiam. Pasiėmė jo, per kiršį pasiėmė ir tada jį lengvai labai gali iškelt, nes kažkur per ranką tada labai nepatogu ir čia turi jo. Per kiršį pasiėmė, tiesiog meti laukanį ant tos lentos, taip daug lengviau. Pranešėt, kad išgelbėtas? Ar pranešėt? Kartu galiu pranešti. Toks viskas. Kaip filme buvo tas, kur visą laiką kažkas. Ką, sėdim, meškerykių trūksta, laukiam vadovo, kol gausim nurodymus. Ko nedarbas? Rojus nedarbas. Grįšim, bus valgyt padaryta, tikiuosi, kaip sakėm. Valgyt padaryta. Išalkęs? O, kaip vilkas. Kaip vilkas. Sunkiai sens, šiandien sunkiai dirbam. Šiandien jaučiam už tą pinigus gaunam. Ne, tai tiesiog apmokami ir apmokami, mes į tokias jau veteranai čia tam. Seniai. Bet jaunimui reikia. Gali atrodo šono pramoga, bet iš tikrųjų vargina tokie dalykai. Čia nėra, kad paplaukai 10 minučių ir viskas čia. Iš tikrųjų, jau pusė, jau tai 1 valandą. Nu. Išplaukėm kada 11. O dar tik tai pusė padarėm apmokymus. Dabar darysim 8 postį čia. Yra mažiau čia būna žmonių, bet vis tiek. Čia irgi jau dirbė ne 1 sezoną, tai čia manau greitai, profesionaliai. Ranką kur reikia. Va čia. Mane turėsit prikelti. Po to galėsit tokį. Mane turėsit pagulyti šuo nepadėti, matai. Realiai? Nu jo, kaip reikės. Nu tai va, operacijos įvykdytos, kaip sakant, tai gelbėtojai pasirodė visai neblogai, esu pats nustebęs naujokų žiniomis. Daug klaidų darė. Daug klaidų darė. Nu, nemažai. Iš klaidų mokas. Kaip? Iš klaidų mokamas. Be skendimų išeis susidirbti. Skendimų, manau, viskas gerai. Vis tiek patyrė yra iš praeito sezono, turėjo įvykių. Sėkmingo ar ne? Sėkmingo. Sėkmingo, ne? Ja.